Metos aukos šiose neišspręstose bylose svarstė, ar kada nors sulauks teisingumo. Tačiau kiekvienu atveju teisėsauga toliau nagrinėjo gautus pranešimus ir naudoja naujausias technologijas, kad galiausiai išspręstų nusikaltimus. Elijas Abu Elza, vyras, kuris kaltinamas esąs serijinis žudikas, persikėlė į JAV iš Izraelio su savo šeima, kai dar buvo vaikas. Suaugęs jis pirmiausia buvo įdarbintas Piedmont Behavioral Health Center Leesburge, Virdžinijoje, kur dirbo psichikos sveikatos techniku. Vėliau jis persikėlė į Michiganą, kur pradėjo dirbti parduotuvės darbuotoju Kingwater Market bičeryje. Tačiau netrukus jis susidūrė su teisėsauga, kai buvo apkaltintas alkoholio pardavimu asmeniui, kuriam to daryti negalėjo. Būtent tuo metu, 2010 metais, buvo užpultas 59 metų vyras peiliu, tačiau niekas niekada neįtarė, kad Abu Elza buvo susijęs su šiuo nusikaltimu. Tačiau jo arešto metu buvo pastebėta, kad jis gyveno keliose vietose, įskaitant Bradentoną, Floridoje ir Grand Blanca, Michigane. Jis vedė Jessica Hirt 2004 metais ir vėliau pripažino, kad ši santuoka buvo klaida, nes netrukus ji patyrė emocinį smurtą iš savo vyro, kuris teigė ją mylįs. Jie išsiskyrė 2007 metais, o netrukus po to jis susirado naują žmoną. Apie šią santuoką žinoma nedaug, tačiau žinoma, kad 2010 metais Abu Elzamas pradėjo nusikaltimų virtinę, kuri šokiravo jo šeimą. Dėl priežasčių, žinomų tik jam pačiam, jis pradėjo vienas važinėti Leesburgo gatvėmis naktimis, ieškodamas aukų užpulti. Jo pirmoji auka buvo vienas iš daugelio Lieso sudėjimo vyrų, kurie vėliau taip pat buvo užpulti. Tais metais gegužę prie jų priėjo Abu Elzamas. Jis apsimetė pasiklydusiu ir paprašė nurodymų, po to išsitraukė aštrų peilį ir sužalojo savo auką į krūtinę. Auka sugebėjo apibūdinti jo transporto priemonę – žalią Chevrolet Trailblazer, ir prasidėjo jo užpuliko paieškos. Per artimiausius 3 mėnesius dar daugiau panašaus sudėjimo vyrų patyrė panašius išpuolius. Manoma, kad jis taip pat užpuolė vieną iš savo draugų Ramloje, Izraelyje 2010 metais, kai lankėsi savo gimtinėje. Tačiau iš šio pranešimo nieko neišėjo, nes jo draugas nusprendė nepateikti jam kaltinimų. 2010 metais policija paskelbė, kad ieško serijinio žudiko, nes pradėjo įtarti, jog tas pats vyras yra atsakingas už virtinę išpuolių ginklais su ašmenimis šiame rajone. Buvo sukurta speciali darbo grupė šiems atvejams tirti ir tai lėmė, kad buvo atskleista dar daugiau nerimą keliančių detalių. Rugpjūčio 9 dieną tyrėjai suprato, kad tas pats vyras buvo atsakingas už 3 išpuolius prieš vyrus, kuriuose kaip ginklas buvo panaudotas plaktukas. 3 aukos sugebėjo apibūdinti užpuoliką ir jo transporto priemonę, tą pačią, kuri buvo matyta ir kitose nusikaltimo vietose. Kitą dieną buvo pranešta apie dar vieną išpuolį ginklu su ašmenimis ir atrodė, kad Abu Elzamas neturėjo jokio ketinimo sustoti. Jis buvo sustabdytas rugpjūčio 5 dieną ir suimtas, kai paaiškėjo, kad jam buvo išduotas arešto orderis dėl užpuolimo. Jis buvo paleistas už užstatą, o tada bandė pabėgti atgal į Izraelį, dėl ko buvo suimtas antrą kartą. Jis buvo grąžintas į Flintą, Mičigano valstijoje, kur buvo laikomas vienutėje. Policija manė, kad jo gyvybei gresia pavojus, nes jis buvo užpuolęs tiek daug žmonių ir jei jo nusikaltimų detalės būtų nutekėjusios kitiems kaliniams, jie greičiausiai būtų jam atkeršiję. Galiausiai jis prisipažino dėl savo nusikaltimų, įskaitant išpuolį prieš Jamie Leidą Leesburge 2009 metais, kuris kainavo Leidui gyvybę. Abu Elzamas buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, be galimybės išeiti į laisvę lygtinai. Keistas būdas spręsti senas neišspręstas bylas pastaruoju metu išpopuliarėjo kalėjimuose visame pasaulyje. Kai kurių senų neišspręstų bylų, kurias valdžios institucijos ilgai bandė išspręsti, sprendimai atsidūrė ant žaidimo kortų. Ši idėja buvo įkvėpta ieškomų asmenų atpažinimo kortų, kurias vyriausybė naudojo 2003 metais, siekdama atpažinti Sadamo Huseino vyriausybės narius, kurių ieškojo valdžios institucijos. Tai apimtų aukų susijusių su neišspręstomis bylomis, veidų ir vardų spausdinimą. Šis žaidimas buvo naudojamas tam, kad galbūt sužadintų kalinių atmintį, tikintis, jog tai padės rasti sprendimus arba gauti vertingų užuominų. Kortos, kuriuose paprastai būdavo karaliaus, karalienės ar kito simbolio atvaizdas, buvo pakeistos aukų nuotraukomis, trumpu aprašymu ir jų vardais, taip pat siūlomu atlygiu. Tokijo pobūdžio žaidimo kortos buvo platinamos įvairiose valstijose, tokiose kaip New Yorkas, Idahas, Florida, Koloradas ir Pietų Karolina. Tikslas buvo, kad kaliniai žaisdami kortomis galėtų pastebėti ar atpažinti informaciją arba aukų atvaizdus, kurie buvo parodyti ant kortų. Pridėjus atlygį, tikėtasi, kad kai kurie kaliniai gali pasirodyti naudingi.
Vienas iš pavyzdžių išdalintų kortų kaladėje buvo džokerio korta, kurioje buvo nurodyta, kad visi pranešimai telefonu liks konfidencialūs, o apačioje buvo pridėtas telefono numeris. Šioje kortoje taip pat buvo nurodyta, kad asmeniui nereikės pateikti savo vardo. Naudojant neišaiškintų bylų kortelių programą, buvo išspręsta daugybė bylų, nors nėra pakankamai nacionalinių duomenų, kad būtų galima įrodyti jos sėkmę. Vienas toks atvejis įvyko 2007 metais, kai Floridos kalėjime buvo pristatytas žaidimas Go Fish ir tai neįtikėtinai paskatino vieną kalinį pateikti užuominą, kuri iš tikrųjų išsprendė neišaiškintą bylą, kurią tyrėjai buvo bandę išspręsti net 3 metus. 2015 balandį paaiškėjo, kad Kolorado tyrimų biuras gavo daugiau nei 60 užuominų iš kalinių, kurie naudojo neišaiškintų bylų korteles. Kalėjimų departamentas ir Connecticuto vyriausiojo valstijos prokuroro biuras pristatė kalėjime kortų žaidimą, kuriame buvo parodytos 52 neišaiškintos bylos ir dingusių asmenų atvejai, ir tai padėjo išspręsti 20 iš šių bylų. Kalbant apie Patricijos Berry dingimo bylą, buvo nurodyta, kad areštas buvo atliktas po to, kai jos byla buvo paskelbta kalėjime per kortų žaidimą. Dar vienas areštas buvo užfiksuotas, kai kalbėta apie Tracey Brazel, dar vieną dingusią moterį. Suzanne Schwartz taip pat sužinojo, kad jos byla buvo išspręsta kalinių dėka. Ir kartu su tuo buvo surastas dar vienas dingęs asmuo, o nuo kortelių įvedimo buvo atlikta daug daugiau areštų. Detektyvas superintendantas Danny Dougherty teigė, kad kaliniai kalėjimuose dažnai tarpusavyje kalbasi apie savo nusikaltimus. Pridėjus šiuos kortų žaidimus ir apdovanojimus, jie gali prisiminti tam tikrą detalę, kurią jiems papasakojo kitas kalinys ir perduoti šią informaciją pareigūnams. Darty taip pat teigė, kad jie tikisi, jog šios kortos paskatins naujas užuominas ir padės skleisti svarbią informaciją. Šis metodas sulaukė didelės sėkmės visose Jungtinėse valstijose, padėjo išspręsti daugybę senų neišaiškintų nusikaltimų ir netgi padėjo surasti dingusius žmones, kurie buvo rasti gyvi. Tokio metodo tikrai nesitikėtumėte pamatyti kalėjime. Taip pat buvo pridurta, kad aukų, kurios buvo pavaizduotos kortelėse, šeimos taip pat dalyvavo jų gamyboje. Ir tai padėjo šioms šeimoms rasti ramybę bei užtikrino joms ir aukoms teisingumą, kurio jos nusipelnė. Kai 49 metų Rėjus Joe Clarkas neteko gyvybės 1981 metų vasarį. Tai buvo svarbi byla Vašingtono apygardos šerifo tarnybai. Taip buvo todėl, kad Joe buvo vienas iš jų, leitenantas, kuris policijoje dirbo 14 metų. 2016 metais už šią seniai neišaiškintą bylą atsakingas vyras pagaliau buvo nuteistas. Joe buvo taisyklių besilaikantis policininkas, kurį beveik visi šerifo biure mėgo. Nusikaltimo metu jis vadovavo kovai prieš gaujas, pardavinėjančias nelegalius narkotikus Marietos, Ohajo apylinkėse. 1981 metų vasario 7 dieną jis davė interviu vietiniai žiniasklaidai apie pastangas išvalyti rajoną, o vėliau dieną praleido ilsėdamasis su žmona Patricija. Ta vakarą pora žiūrėjo krepšinio rungtynes, kai Joe atsistojo pasiimti užkandžių. Kai jis nuėjo į virtuvę, pro galinį langą buvo iššauta kulka ir ji pataikė į Joe. Jis mirė nuo žaizdos. Policija, nedelsdama, pradėjo ieškoti už tai atsakingo nusikaltėlio. Buvo manoma, kad Joe darbas kovojant su narkotikų nusikaltimais pavertė jį taikiniu. Be to, tą naktį buvo nužudytas ir smulkus narkotikų platintojas. Policija apklausė bendruomenės narius, kurie buvo įsitraukę į tokio pobūdžio nusikaltimus. Jiems pavyko surasti asmenį atsakingą už narkotikų platintojo nužudymą, tačiau niekas nieko nežinojo apie Joe. Daugelis net nežinojo, kas jis toks. Įkalčiai rasti nusikaltimo vietoje apėmė kulkų tūtas ir batų pėdsakų rinkinį Joe kieme. Liudininkai taip pat pranešė matę įtartiną automobilį netoli Joe namų. Tai buvo mėlynas Ford Pinto, matytas stovintis lauke su įjungtu varikliu. Tačiau niekas gerai nematė vairuotojo. Nepaisant intensyvių policijos pareigūnų pastangų, byla liko neišspręsta. 2012 metais šerifo biuras įkūrė neišspręstų bylų skyrių ir Joe byla buvo peržiūrėta dar kartą. Jiems pavyko nustatyti, koks ginklas buvo panaudotas nusikaltime. Tai buvo standartinis policijos pareigūnų ir kariškių ginklas. Tada atsirado svarbi užuomina, kuris pagaliau padėjo išspręsti bylą. Keletą metų prieš nusikaltimą Joe vadovavo tyrimui dėl vieno savo bendradarbio, pareigūno Mitchelo Rublo, kuris buvo užpuolęs įtariamąjį vagyste, kad išgautų iš jo prisipažinimą. Rublas buvo atleistas iš policijos ir ypač pyko ant Joe.
Rublas turėjo alibi tą sukrečiančio nusikaltimo naktį. Jis buvo su draugu Bobu Smithbergeriu. Iš pradžių Smithbergeris patvirtino alibi, tačiau gavęs imunitetą, prisipažino, kad nuvežė Rublą prie Joe namų ir laukė lauke, kol šis atėmė Joe gyvybę. Ginklas, naudotas užpuolimo metu, taip pat buvo surastas. Rublas vis tiek neprisipažino, tačiau po 2 teismų buvo pripažintas kaltu ir likusį gyvenimą praleido už grotų. Atrodytų beveik neįsivaizduojama, kad policija galėtų kažkur pamesti nusikaltėlio pasirašytą prisipažinimą, bet būtent taip ir nutiko 64 metų Davido Joneso, jau mirusio nusikaltėlio byloje. 1983 metais vyras vardu Delbertas Lulu Saderis gyveno Duvalo apygardoje, kurios dalis tuo metu buvo sausa apygarda. Tai reiškia, kad niekas ten negalėjo pirkti ar parduoti alkoholio. Dėl to daugelis žmonių buvo priversti vykti į kitas apygardas nusipirkti alkoholio ir Delbertas nebuvo išimtis. Jo šeima policijai pasakojo, kad jis išėjo iš namų tų metų gegužės 28 dieną ir planavo vykti į Naso apygardą, būtent į Playbills alkoholio parduotuvę. Tikėtasi, kad jis tą pačią dieną grįž su alkoholiu, tačiau taip ir negrįžo. Buvo vykdomos Delberto ir jo 1970-ųjų Ford Ranger paieškos, tačiau jokių jo pėdsakų nebuvo rasta iki praėjus 5 mėnesiams. Jo šeima buvo informuota, kad jis buvo rastas miręs spalio 18 dieną, o jo kūnas buvo suvyniotas į paklodes ir paliktas netoli Crawfordo kelio, Callahan, Floridoje. Manoma, kad jo užpuolikas sugebėjo parduoti jo transporto priemonę kažkur pietų Karolinoje, tačiau tai tebėra spėjimas ir ji niekada nebuvo surasta. Nusikaltimo motyvas iš karto nebuvo aiškus ir netrukus bylos tyrimas įstrigo, kai nebuvo rasta daugiau įrodymų. Kai byla buvo peržiūrėta iš naujo, tyrėjai buvo šokiruoti tuo, ką jie rado. Pirminiai detektyvo užrašai buvo dingę iš bylos, o rasti užrašai buvo taip suirę, kad beveik nebetinkami naudoti. Naujasis detektyvas, atsakingas už bylą, nusprendė padaryti viską, ką gali ir pradėjo skaityti teismo medicinos eksperto užrašus apie bylą, senus laikraščių straipsnius, taip pat paprašė duomenų iš bylų saugomų Duvalo apygardoje ir Džordžijoje. Tai užtruko šiek tiek laiko, pat galiausiai jam pavyko sukurti naują bylos aplanką, pasinaudojus surinkta nedidelė informacija ir likusiais dokumentais, kuriuos dar buvo galima perskaityti ir panaudoti. Šis procesas užtruko beveik 2 metus, tačiau galiausiai tyrėjai galėjo atidžiai peržiūrėti neišaiškintą bylą ir būtent tada jie padarė stulbinantį atradimą, kuris iki šiol glumina daugelį žmonių. Apsilankęs teismo medicinos eksperto biure, vienas detektyvas paprašė parodyti Delberto bylos dokumentus ir netyčia aptiko seną interviu su įtariamuoju, kuris jau buvo nustatytas, vyru vardu Davidas Wyatas Jonesas. Užrašuose Jonesas prisipažino buvęs su Delbertu tą lemtingą dieną ir kad jis atėmė Delbertui gyvybę diržu. Tada jis atsikratė Delberto kūno netoli Crawfordo gatvės, kur vėliau buvo rastas jo kūnas. Kai jis prisipažino, Jonesas jau buvo kalėjime už kitus nusikaltimus. 1986 metais jis atėmė gyvybę vyrui vardu Jasperiu Highsmithu, o 95-aisiais užpuolė ir nužudė Lori McRae Jacksonville'je. Policija paprašė visų, kurių artimieji dingo tarp 1975 ir 1995 metų Naso apygardos rajone kreiptis, nes įtariama, kad Jonesas galėjo turėti daug daugiau aukų, kurios dar nėra nustatytos. 1997 metų balandžio 28 dieną Pietų Afrikoje gimė mergaitė, kurios tėvai buvo Celeste ir Morinas Nersai. Celeste gimdė cezario pjūviu ir buvo atsigavimo palatoje. Ji prisimena, kad kai užmigo, prie naujagimės buvo priėjusi moteris apsirengusi kaip slaugytoja. Kai Celeste pabudo, jis suprato, kad tiek jos naujagimė, tiek slaugytoja buvo dingusios. Kūdikis buvo pavadintas Zephaniai ir policija buvo nedelsiant informuota. Buvo spėliojama, kad moteris, kuri paėmė kūdikį, buvo suklastojusi savo nėštumą tam, kad galėtų pabėgti su ja. Tai vėliau buvo patvirtinta, kai prieigos tunelyje po ligoninę buvo rastas pagalvė. Vėliau buvo nustatyta, kad ši slaugytoja keletą kartų lankėsi ligoninėje, tačiau liko nepastebėta ir netgi kalbėjosi su besilaukiančiomis motinomis. Per visus vėlesnius metus šeima stengėsi, kad ši byla išliktų visuomenės akiratyje, jei atsirastų naujų užuominų. Jie netgi švęsdavo Zephanės gimtadienį ir dalyvaudavo interviu su įvairiomis naujienų stotimis. Mažosios Zephanės šeima tikėjo, kad ji vis dar gyva.
2009 metais kai kurie asmenys buvo nuteisti už turto prievartavimą, kai bandė papirkti slaugytojas pinigais mainais į bet kokią informaciją apie tai, kur galėtų būti Zefanė. Celeste ir Morina per ateinančius metus susilaukė dar 3 vaikų. Tarp jų buvo dukra vardu Kasidė ir 2 sūnūs Joshua ir Michaelas. Deja, dėl bylos spaudimo pora vėliau išsiskyrė, o Kasidė jautėsi turinti laikyti visą šeimą drauge, kai jai buvo vos 15 metų. Atsiradus Kasidei, byla pagaliau galėjo būti išspręsta gana netikėtų būdų. 2015 m. sausį Kasidė pradėjo lankyti vidurinę mokyklą. Mokykloje Kasidės draugai pradėjo komentuoti, kaip ji ir kita mokinė yra labai panašios viena į kitą. Stebėtina, bet Zefanė, kuriai tuo metu buvo 17 metų, lankė tą pačią mokyklą, nors ji naudojo kitą vardą. Ir draugai buvo pastebėję, kaip abi merginos yra panašios. Abi merginos nusprendė susisiekti viena su kita ir tapo draugėmis. Viename interviu Zefanė buvo pareiškusi, kad pamačiusi Kasidę, ji iš karto pajuto keistą ryšį ir sakė, kad tai greičiausiai buvo dėl jų panašumo, kai jai buvo 14 metų. Kai žinia pasiekė Kasidės fan, jis paprašė jos atvesti mergaitę, kad galėtų su ja susipažinti. Kai jie susitiko, Morinas pranešė policijai. Po to buvo pradėtas tyrimas ir žmonės teigiantys, kad yra Zefanės tėvai, negalėjo pateikti gimimo liudijimo ar jokių kitų įrodymų, kurie leistų manyti, kad jie yra jos biologiniai tėvai. Buvo atliktas DNR testas, kuris patvirtino, kad abi mergaitės iš tiesų yra giminaitės. Vėliau Zefanė buvo paimta iš savo namų ir perduota socialinėms tarnyboms, kur ji ir Nursų šeima galėjo prisitaikyti. Deja, Zefanė nejautė tokio pat ryšio su savo tikraisiais tėvais kaip su Kasidė ir galiausiai nusprendė likti su savo nebiologiniais tėvais. Pagrobėja buvo nustatyta kaip Lavona Salomon. Manoma, kad ji patyrė persileidimą ligoninėje ir vėliau apsimetė nėščia, kad galėtų sėkmingai pavogti Zefanę. Po Lavonos arešto, kuris įvyko 2016 m. rugpjūtį, reakcijos buvo įvairios. Ji buvo nuteista už pagrobimą ir sukčiavimą, taip pat už vaiko teisų įstatymo pažeidimą. Jai buvo skirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Lavonos vyras, Michaelas, nebuvo nuteistas, nes jis nedalyvavo pagrobime ir atrodo apie tai nieko nežinojo. Šiuo sunkiu laikotarpiu Zefanė kreipėsi į jį, nes jis buvo vienintelis tėvas, kurį ji kada nors pažinojo. Teismo salės kovų metu ir Mora, ir Celeste buvo vaizduojamos kaip kaltosios, o ne kaip aukos, kurios neteko savo dukters jai gimus. Morin net buvo apkaltinta, kad naudojasi situaciją finansiniai naudai gauti. Tėvams prireikė 17 metų, kad sulauktų teisingumo dėl savo vaiko dingimo, tačiau nežinios skausmą dėl to, kas jai nutiko, pakeitė atstūmimo skausmas, nes Zefanė suprantamai pasirinko vienintelę šeimą, kurią pažinojo, o ne savo biologinę šeimą. Liza Holstead paskutinį kartą gyva buvo matyta 1986 m. rugpjūčio 12 ankstyvą rytą. Ji ir jos vaikinas, Jonas Sotas, važiavo namo iš šeimos susibūrimo, kai tarp jų kilo ginčas ir Liza išlipo iš automobilio. Po kelių valandų buvo rastas jos kūnas. Praėjo dar 36 metai, kol byla buvo išspręsta. Jonas ir Liza tuo metu gyveno Viskonsino Green Bay'aus rajone. Lisa buvo 5-metė sūnaus Jeremio mama, kuris tą naktį buvo pas giminės. Todėl jauna pora neskubėjo grįžti namo. Buvo maždaug 2:30 val. Nakties, kai Lisa išlipo iš Jono automobilio, jiems besiginčijant. Jie buvo maždaug už mylios nuo savo buto, bet Lisa pasakė, kad eis pėsčiomis. Lisa taip ir negrįžo namo, o kai kitą rytą jos vis dar nebuvo, Jonas paskambino Lisos motinai, o tada pranešė apie savo dingusią merginą. Praėjus vos kelioms valandoms, statybininkai pastebėjo Lisos kūną pelkėtoje vietovėje, kuri šiandien vadinama Kino Kenjono gamtos parku. Šalia jos kūno buvo padangų žymių, o vėliau paaiškėjo, kad jos pačios palaidinė buvo panaudota jai nužudyti. Jonas iš pradžių buvo įtariamasis tyrime. Jų išsiskyrimo aplinkybės atrodė įtartinos. Jonas nuolat neigė bet kokį savo dalyvavimą šioje byloje ir niekada nebuvo jokių įrodymų, kad jis atėmė Lizos gyvybę. Vis dėlto jis liko tyrėjus dominančiu asmeniu. Iš Lizos kūno buvo paimta DNR, tačiau tuo metu su ja buvo galima padaryti labai nedaug. Lizos byla greitai tapo šalta byla. Po Lizos mirties jos byla buvo rodoma tokiose laidose kaip Crime Stoppers. Policijai buvo pranešta naujų užuominų, tačiau ne viena iš jų nepasitvirtino. Per daugelį metų Green Bay'aus policija toliau peržiūrinėjo bylą, pasiryžusi siekti teisingumo dėl Lizos.
Žmonės buvo dar kartą apklausti, įrodymai dar kartą peržiūrėti. Tačiau tik 2018 metais atsirado technologija, leidusi policijai pagaliau užbaigti šią bylą. Nusikaltimo vietoje rastas DNR buvo pateiktas genetinės genealogijos tyrimui. Buvo sudarytas įtariamojo profilis ir išryškėjo jo šeimos medis. Kaip galimas įtariamasis išryškėjo vyras vardu Lou Griffinas. Griffinas persikėlė į Green Bay'aus apylinkes likus mėnesiui iki Lizos mirties ir dirbo sunkvežimio vairuotoju. Jis taip pat turėjo smurto istoriją, ypač prieš moteris. Detektyvai sekė Griffiną ir surinko alaus skardinę bei cigaretės nuorūką, kurias jis buvo išmetęs. DNR iš abiejų sutapo su ta, kuri buvo rasta nusikaltimo vietoje. Kai jis buvo pirmą kartą apklaustas, Griffinas tvirtino nieko nežinantis apie Lisą. Kai jam buvo pateikti DNR įrodymai, jis prisipažino, kad galėjo susitikti su ja tą naktį, kai ji mirė. Tačiau tą vakarą jis buvo gėręs ir vartojo nelegalių medžiagų. Griffinas buvo suimtas ir stojo prieš teismą, tačiau 2023 m. sausį prisipažino kaltu dėl Liso gyvybės atėmimo dėl neatsargaus elgesio. Kai šeimos narys yra užpuolamas ir jo gyvybė užgęsta, dažniausiai sunku net įsivaizduoti, kad jis galėjo tapti serijinio žudiko auka. Tačiau 18-metės slaugos studentės Alysos Eberhardt atveju būtent taip ir nutiko, nors jos šeima apie šią šiurpią detalę sužinojo tik praėjus dešimtmečiams po užpuolimo. 1965 m. rugsėjo 24 d. Alysa buvo rasta negyva savo šeimos namuose Fair Lawn mieste, Naujajame Džersyje. Ji buvo užpulta ašmenimis ir buku daiktu, tačiau tyrėjai liko sutrikę dėl nusikaltimo, nes jos šeima negalėjo sugalvoti jokios priežasties, kodėl kas nors norėtų ją nuskriausti. Buvo apklausta daug žmonių, tačiau visi jie nebekėlė įtarimų. Ir kelis dešimtmečius Alysos byloje nebuvo padaryta jokios pažangos. Jos užpuolikas puikiai paslėpė savo pėdsakus, todėl buvo mažai vilties, kad jis kada nors bus atpažintas ir patrauktas atsakomybėn už savo beprasmiškus nusikaltimus. Tačiau 2021 metais tyrėjai sulaukė skambučio iš vienos Alysos buvusių bendraklasių, kuri paragino juos dar kartą peržiūrėti jos bylą, nes nuo nusikaltimo padarymo tyrimo metodai buvo smarkiai pažengę į priekį. Policija sutiko ir visi. 1965 metais surinkti įrodymai buvo peržiūrėti iš naujo, tikintis, kad naujas žvilgsnis pastebės kažką, kas prieš 55 metus liko nepastebėta. Maždaug tuo metu vyras vardu Richardas Cottinghamas, kuris atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę po to, kai buvo pripažintas kaltu kaip serijinis žudikas, vadinamas torso žudiku, pradėjo kalbėti apie savo nusikaltimus kalėjime. Jis prisipažino, kad nužudė dvi moteris – Lorena Marie Kelly ir Mary Ann Pryor, kai veikė kaip serijinis žudikas. Kai buvo paskelbta apie jo prisipažinimą, tyrėjai suprato, kad Cottinghamas gyveno toje pačioje vietovėje kaip ir Alysa, kai jos gyvybė buvo nutraukta. Jie nuvyko į Trentono valstijos kalėjimą, kuriame jis buvo laikomas, ir paprašė su juo pasikalbėti. Maždaug 5 valandas jie jį apklausinėjo apie jo nusikaltimus ir paminėjo, vėl nagrinėję Alysos bylą. Tačiau tik per antrąjį jų vizitą jis pagaliau pradėjo kalbėti šią temą. Ir 2025 m. gruodžio 22 d., kai jo sveikata pradėjo blogėti, jis galiausiai prisipažino, kad būtent jis atėmė Elės gyvybę. Jam pavyko parašyti rašytinį prisipažinimą, kuriame jis detaliai aprašė tos dienos įvykius, įskaitant tai, kaip jam pavyko patekti į šeimos namus, kokius daiktus jis naudojo atimdamas Elės gyvybę ir kitą informaciją, kurią žinojo tik pareigūnai. Šiandien Cottinghamas didžiąją dalį laiko praleidžia Pietų miškų valstybinio kalėjimo ligoninėje dėl prastos sveikatos. Dėl to jis yra prikaustytas prie neįgaliojo vežimėlio. O pareigūnai vis dar intensyviai dirba, tikėdamiesi nustatyti kitas jo aukas. 2021 m. kovo mėnesį 33 metų Sarah Everard dingo, kai ėjo namo pietų Londone. Tai buvo trečiadienis, kovo 3, kai Everard išėjo iš draugės namų Claphame maždaug 9 val. Vakaro. Praėjus kelioms minutėms po 9, jie kalbėjosi su savo vaikinu 14 minučių telefonu. Tada ji buvo užfiksuota stebėjimo kameromis viena Bowwood gatvėje ir South Circular sankryžoje. 28 minutės po 6 ji buvo matoma einanti Cavendish gatve, o vėliau užfiksuota policininko vaizdo registratoriumi. Tada autobuso kamera užfiksavo 2 asmenis, stovinčius šalia balto automobilio. Po 3 dienų, kovo 6 buvo paviešintas vaizdo stebėjimo kameros įrašas su Everard atvaizdu. Pareigūnai nurodė, kad ji ėjo per Clapham Common ir kad kelionė turėjo užtrukti apie 50 minučių.
Kitą dieną buvo paviešintas vaizdo įrašas iš durų skambučio kameros, kuriame matyti, kaip moteris eina Pointers Road link Tulse Hill. Tyrimą dėl bylos sudėtingumo perėmė Scotland Yardo specialiųjų nusikaltimų padalinys. Ta pirmadienį paaiškėjo, kad policija gavo daugiau nei 120 skambučių dėl šios bylos ir pateikė vaizdo įrašus iš automobilių vaizdo registratorių, durų skambučių kamerų bei kitą svarbią medžiagą. Buvo pasitelkti pėdsekiai šunys, kad sektų Sarah's Everard kvapą, taip pat buvo tikrinami kanalizacijos šuliniai ir tvenkiniai. Buvo paviešinta daugiau dingusios moters nuotraukų, kuriuose matyti, kokius drabužius Sarah Everard vilkėjo dingimo metu. Vėliau paaiškėjo, kad vienas iš liudininkų matė, kaip Sarah Everard buvo sulaikyta Metropoliteno policijos pareigūno Veino Kauzino, o vaizdo registratoriaus įrašas tai patvirtino. Vėliau buvo nustatyta, kad Kauzinas sulaikė Everard remdamasis melagingais kaltinimais dėl COVID taisyklių pažeidimo arba pagalbos nusikaltėliui. Peržiūrėjus daugiau vaizdo kamerų įrašų, buvo nustatyta, kad Kauzinas nenaudojo registruoto policijos automobilio, o iš tikrųjų buvo išsinuomojęs automobilį. Kovo 5 dieną Kauzinas pranešė savo darbovietei, kad jaučia stresą, o tą pačią dieną 14:00 val. Jis nusipirko žalių šiukšlių maišų. Tada buvo nustatyta, kad jis išsiuntė elektroninį laišką savo darbovietei, kuriame nurodė, jog nebenori nešioti šaunamojo ginklo. Taip pat nusipirko tentą ir krovininį tinklą. Kovo 9 dieną Kauzinas buvo suimtas įtariant Everard pagrobimu ir visa tai dėl vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo registratoriaus įrašų, kuriuose užfiksuota, kaip jis sulaiko Everard. Buvo pradėtas tyrimas dėl pareigūno ir paaiškėjo, kad 2015 metais Kento policija neištyrė incidento, kai Kauzinas nepadoriai apsinuogino viešoje vietoje. 2021 metų vasarį paaiškėjo, kad jis buvo susijęs su dar 2 pranešimais apie nepadorų apsinuoginimą, kurių taip pat neištyrė pareigūnai. Kovo 3 dieną 11:38 Kauzinas sėkmingai įsodino Everard į savo automobilį, nuvežė ją į kaimišką vietovę ir atėmė jai gyvybę. Ankstyvomis ryto valandomis Everard buvo įsodinta į nuosavą Kauzino automobilį. 3:21 ryto automobilis buvo matomas kitoje stebėjimo kameroje netoli Houts Wood. Būtent čia vėliau buvo rastas Everard kūnas. Jis 2 kartus lankėsi įvykio vietoje ir išvyko iš teritorijos prieš aušrą. 8:30 ryto išnuomotas automobilis jau buvo grąžintas. Apie Everard dingimą buvo pranešta tik kovo 4 dieną jos vaikino Josh Lovo. Kovo 8 dieną Kauzinas turėjo grįžti į darbą, tačiau pranešė, kad serga. O kitą dieną visi duomenys buvo ištrinti iš jo telefono. Tačiau tuo metu jau buvo per vėlu, nes visa vaizdo stebėjimo medžiaga, durų skambučio vaizdo įrašai ir vaizdo registratoriai jau pakankamai siejo Kauziną su nusikaltimu. Kovo 9 dieną Kauzinas buvo suimtas, o Everard kūnas rastas jam priklausiusioje valdoje. Kovo 12 dieną kaltinamasis buvo apkaltintas ir prisipažino kaltu dėl žmogžudystės. Rugsėjo 30 dieną jis buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, be teisės išeiti į laisvę anksčiau laiko. Jei nebūtų buvę daugybės liudininkų, įvairių vaizdo kamerų įrašų, automobilių vaizdo registratorių ir durų skambučių vaizdo įrašų, tada Kauzinas galbūt niekada nebūtų buvęs sučiuptas dėl šio nusikaltimo, o Everard nebūtų buvusi rasta. 24 metų Gypsės Ruzės Blanchard ir jos motinos 48 metų Klaudinės, geriau žinomos kaip D, bylos vingiai tokie neįtikėtini, kad sunku patikėti. O bylos detalės šokiravo net ir labiausiai užgrūdintus tyrėjus. Nuo mažens Klaudinė buvo gana probleminis vaikas, kuri kelis kartus buvo pagauta vagiant. Jos giminės taip pat mano, kad ji buvo atsakinga už savo motinos gyvybės atėmimą, tačiau tai nebuvo įrodyta. Jos pamotė Laura pridūrė, kad Klaudinė vieną kartą ją nunuodijo herbicidais ir po to įvykio ji beveik 9 mėnesius negalėjo vaikščioti. Galiausiai, būdama 24 metų, ji pastojo ir pagimdė Gypsę Rose. Per visą Gypsės Rose vaikystę Klaudinė teigdavo, kad jos dukra serga viena ar kita liga. Iš pradžių ji teigė, kad jos dukra turi miego apnėją, bet bėgant metams ji minėjo vis rimtesnės ligas, tokias kaip raumenų distrofija, epilepsija ir vėžys. Tačiau gydytojai niekada nerado jokių šių problemų požymių. Nors gydytojai žinojo geriau, Gypsy Rose tikėjo savo motiną ir greitai įsitikino, kad jai reikia ypatingos priežiūros, nes motina įtikino ją pradėti naudotis neįgaliojo vežimėliu, jei ištiktų priepuolis ar kita medicininė nelaimė. Keletą gydytojų atrodo apgavo Klaudinės teiginiai, nes Gypsy gavo receptą maitinimo zondei ir kvėpavimo aparatui, kuris padėtų esant miego apnėjai.
Ji taip pat gavo keletą kitų vaistų rūšių, o daugiau nei vieną kartą jai buvo atlikta operacija, kurios jai nereikėjo. Kai gydytojai Gypsy Ruse nerado jokių sveikatos sutrikimų, Claudine visada sugebėdavo juos įtikinti priešingai, sakydama, kad anksčiau dirbo slaugytojos padėjėja ir žino šių ligų simptomus. Ji taip pat aiškiai pasakė, kad jos dukra yra visas jos pasaulis ir kad ji niekada nemeluotų apie jos sveikatos problemas. Be to, motina ir dukra atrodė nuoširdžiai laimingos būdamos kartu ir niekas neįtarė, kad vyksta kažkas daug blogesnio. Claudine nuskusdavo dukrai galvą, kad įtikintų kitus, jog ji gydėsi chemoterapiją, o tada duodavo jai tam tikrų vaistų, kurie sukeldavo simptomus panašius į minėtas ligas. Kai gydytojas pradėdavo įtarti, kad Claudine meluoja apie dukters būklę, ji tiesiog susirasdavo kitą gydytoją, kad galėtų tęsti apgaulę. Galiausiai, motina su dukra apsigyveno socialinėme būste, kai likusi šeima pradėjo įtarti, kad Claudine meluoja ir jos sugebėjo pragyventi iš išmokų vaikui bei neįgalumo pašalpų. Po uragano Katrina jos persikėlė į Misūrį. Tačiau ten neurologas Bernardas Flastersteinas suprato, kad nėra jokios priežasties, kodėl Gypsy Ruse negalėtų vaikščioti, nes jo paskirti tyrimai parodė, kad ji yra visiškai sveika. 2010 metais, kai Gypsy Ruse buvo 19 metų, ji taip pat pradėjo įtarti savo motiną ir pradėjo planuoti savo pabėgimą. Tačiau neurologas Bernardas Flastersteinas prirakino ją prie lovos. Galiausiai jis susipažino su vyru vardu Nikolas per pažinčių svetainę. 2015 birželio 14 dieną jis įvykdė Gypsy Ruse prašymą atimti Claudinės gyvybę. Tai padarė peiliu, o pora pabėgo. Gypsy Ruse tada prisipažino dėl nusikaltimo Facebook tinkle, o pora buvo surasta Nikolaso namuose, kur jie buvo suimti. Gypsy Ruse buvo nuteista 10 metų kalėjimo, o Nikolasui buvo skirta likusį gyvenimą praleisti už grotų. 2003 metų kovo 3 dieną 13:35 minutės leitenantas Jeffas Grinas bandė sustabdyti automobilį, kaip jam atrodė, eiliniam patikrinimui Votaugoje, Teksase. Iš tikrųjų, nusikaltėlis buvo banko plėšikas, bandantis pabėgti po sėkmingo apiplėšimo, ir šis sustabdymas vos nekainavo policininkui gyvybės. Maždaug prieš 15 minučių, kol leitenantas Grinas susitiko su nusikaltėliu, tas vyras apiplėšinėjo netoliese esantį Bank One banką. Įtariamasis įėjo užsidėjęs šiaudinę kaubojišką skrybėlę ir netikrus ūsus. Jis pasakė kasininkai, kad yra ginkluotas ir pareikalavo pinigų. Kasininkė atidavė nežinomą pinigų sumą, o nusikaltėlis išėjo nepanaudojęs atsinešto ginklo. Jis pabėgo iš nusikaltimo vietos raudono Jeep Wrangler automobiliu. 13:35 minutės. Leitenantas Grinas pastebėjo Jeep, kuris važiavo dideliu greičiu ir pavojingai suko priešais jį. Jis vijosi automobilį savo motociklu ir bandė priversti vyrą sustoti. Vietoj to Jeep nuvažiavo nuo kelio, kad apsisuktų, ir nuvažiavo tiesiai į policininką. Nusikaltėlis pradėjo šaudyti į leitenantą Griną, pataikydamas jam į kulkšnį. Policininkas atsakė ugnimi, bet panašu pataikė tik į Jeep. Leitenantas Grinas visiškai pasveiko, tačiau nusikaltėliui pavyko pabėgti. Policija stengėsi nustatyti įtariamojo tapatybę ir netrukus išsiaiškino, kad jis taip pat buvo atsakingas už daugelį kitų banko apiplėšimų. Jis dažniausiai dėvėdavo netikrus ūsus ar barzdą ir kartais ausinuką, nors atrodo, jis nebuvo su niekuo kitu susijęs. Kai kuriuose nusikaltimo vietose nusikaltėlis paliko DNR įrodymų, tačiau jie nesutapo su jokiais duomenimis. Buvo paskelbta daug prašymų suteikti informacijos, taip pat buvo paviešinta vienas kadras iš vaizdo stebėjimo kamerų įrašo, užfiksuota per vieną iš apiplėšimų. Policija gavo nemažai pranešimų, tačiau nė vienas jų nepadėjo išspręsti jau seniai neišaiškintos bylos. Galiausiai 2021 metais policija nusprendė pasitelkti genetinę genealogiją, kad bandytų išaiškinti nusikaltimą. Naudodamiesi šiuo įrankiu, jie sugebėjo nustatyti Marką Alleną Longą kaip įtariamąjį. Tuo metu Longas gyveno Oklahomoje, todėl pareigūnai nuvyko į šią valstiją, kad bandytų patvirtinti, ar jo DNR sutampa. Stebėję, kaip Longas valgo restorane, pareigūnai paėmė jo išmestus daiktus ir atliko tyrimus. Buvo patvirtinta, kad Longo DNR sutapo. Taip pat leitenantas Grinas atpažino Longą per atpažinimą. Prieš Longą sulaikant, jis mirė 2022 metų balandį, tačiau neišaiškinta byla pagaliau išspręsta. Paprastai, kai kas nors nusprendžia prisipažinti padaręs nusikaltimą, jie tiesiogiai susisiekia su policija, kad procesas būtų atliktas kuo greičiau ir efektyviau. Tačiau taip nebuvo su 49 metų Jamesu Earlu Tomu.
Keista, bet net ir prisipažinęs dėl savo nusikaltimo socialinėme tinkle, jis atsisakė būti sulaikytas ir galiausiai atsidūrė įtemptoje ir neįprastoje akistatoje su policija, kuri galėjo baigtis labai blogai. Tomas ir jo draugė, 49 metų Vanessa Taylor, iki jo prisipažinimo 2015 metais jau 3 metus gyveno kartu Greenfieldo parke, Čikagoje. Jie buvo apsigyvenę name vakarų Flornoj gatvės 4300 kvartale. Tačiau tų metų birželį viskas pasisuko tragiška linkme. Birželio 28 dieną Vanessa ir jos 28 metų sūnus kreipėsi į policiją pranešdami, kad Tomas elgėsi keistai ir jie bijo dėl savo gyvybių. Atvykus tyrėjams, jiems buvo pasakyta, kad Tomas virtuvėje degino riebalus, kuriuos vėliau supylė į butelius, kad pasigamintų sprogmenų, nors niekas nežinojo, kam tie sprogmenys buvo skirti. Policija įsakė Tomui išeiti iš namo ir pasiduoti, tačiau jis nusprendė priešintis. Jis perkirto namo dujų vamzdį ir mosavo samurajaus kardu, šaukdamas policijai, kad jie turės jį išdeginti iš namo, kol jis pasiduos. Pareigūnai pranešė, kad tuo metu jis toliau pylė riebalus į butelius ir kišo į juos audinio gabalus, kad pasigamintų minėtus sprogmenis. Vėliau jis buvo matytas vaikštinėjantis po namą su 2 skirtingais peiliais, sukeldamas labai pavojingą situaciją policijai. Po kurio laiko tyrėjams pavyko įtikinti Tomą ir jis pasidavė. Jis buvo nuvežtas į vietinę ligoninę, kur jam buvo atliktas įvertinimas ir suteikta pagalba, o kitą dieną jis buvo paleistas. Nėra žinoma, kodėl jam nebuvo pareikšti kaltinimai. Praėjus vos kelioms dienoms, Liepos 2, Tomas paskelbė stulbinamą prisipažinimą Facebook tinkle. Policija gavo skambutį iš Vanesos sūnaus, kuris paprašė patikrinti, ar jai viskas gerai, nes jis buvo gavęs keletą keistų pranešimų iš jos Facebook paskyros. Viename įraše Tomas teigė, kad jo draugė Vanessa priklausė mafijai ir bandė atimti jam gyvybę, todėl jis atėmė jos gyvybę pirmas. Atvykę į namą 2 valandą nakties, policininkai pamatė Tomą išlindusį pro vieną iš langų ir jis atkakliai tvirtino, kad Vanessa yra išėjusi. Tada jis pareiškė, kad tą dieną 3 kartus išgėrė nuodų ir paprašė policininkų į ją įšauti, kad jo gyvybė būtų nutraukta. Namas buvo šturmuotas, o viduje jie rado Tomą laukiantį su peiliu. Jis buvo sutramdytas elektrošoku ir sulaikytas, tačiau Vanessa jau buvo mirusi. Ji buvo rasta mirusi, pasmaugta elektros laidu. Tomas buvo nuvežtas į Loretos ligoninę, kur vėl prisipažino padaręs nusikaltimą, tačiau policijai nesugebėjo nurodyti motyvo. Išpuolis, per kurį 1985 metais buvo atimta Paulo Eichmano gyvybė, liko neišaiškintas beveik tiek pat laiko, kiek gyveno pats floristas. Praėjus 35 metams po to, kai jo kūnas buvo rastas atokioje greitkelio vietoje, DNR įrodymai rasti nusikaltimo vietoje pagaliau atskleidė, kas buvo atsakingas. Paulas buvo 35 metų floristas ir moterų imitatorius, gyvenęs Oklahomos mieste nusikaltimo metu. Pasak draugo, jis buvo homoseksualus ir kartais susitikdavo su vyrais poilsio aikštelėse. Jis taip pat kartais pasiimdavo pakeleivius. Atrodė, kad vienas iš šių atsitiktinių susitikimų baigėsi tragiškai, kai 1985 metų rugsėjo 18 dieną buvo rastas Paulo kūnas. Tuo metu Paulas važiavo namo iš klubo netoliese esančiame Tulsoje, tačiau namų taip ir nepasiekė. Vietoj to jo kūnas buvo išmestas prie greitkelio poilsio aikštelės. Jis turėjo daugybę žaizdų, padarytų aštrių daiktų. Nusikaltimą tyrę policininkai šalia Paulo kūno rado cigarečių nuorūkų. Netolies buvo rastas ir jo automobilis, o ant durų rankenos aptiktas piršto atspaudas. Kadangi nebuvo įtariamųjų ir įkalčiai nesutapo su jokiais duomenimis, byla liko neišaiškinta. Bėgant metams, Paulo šeima toliau siekė atsakymų. Jo neišaiškinta byla buvo viena iš 52 bylų pavaizduotų ant kortų kaladės išdalintos kalėjimuose, tikintis, kad kuris nors kalinys atpažins bylą ir suteiks atsakymų. Paaiškėjo, kad vienas kalinys iš tiesų turėjo informacijos galinčios išspręsti bylą, tačiau jis pats savo norų nesikreipė. 2020 metais detektyvai peržiūrėję neišaiškintą bylą patikrino Kodis, FTB jungtinę DNR duomenų bazę ir rado atitikmenį. Prieš 4 metus, 2016-aisiais, vyrui vardu Erlas Veslis Wilsonas buvo paskirta 5 metų laisvės atėmimo bausmė už kitą nusikaltimą. Jis turėjo pateikti savo DNR ir pirštų atspaudus. Abu Džija sutaps su įkalčiais rasta nusikaltimo vietoje.
Kai buvo apklaustas, Wilsonas tvirtino niekada nesutikęs Polo ir neturėjo paaiškinimo, kodėl jo pirštų atspaudai buvo ant Polo automobilio durelių. Tačiau tiesa galiausiai išaiškėjo. Wilsono buvusi žmona pasakė tyrėjams, kad nusikaltimo dieną jį pasiėmė iš degalinės. Jis anksčiau paskambino iš McDonald's netoli poilsio aikštelės ir pasakė, kad jam reikia, jog jį pasiimtų. Kai ji atvyko, Wilsono jau nebebuvo, bet vėliau jis paskambino iš degalinės. Jis pasakė, kad kažkas jį pavežė, bet vairuotojas bandė prie jo lysti, o tai Wilsonui nepatiko, todėl Wilsonas jį užpuolė. Jis prisipažino, kad nežino, ar tas vyras vis dar gyvas. Wilsonas galiausiai prisipažino atėmęs Polo gyvybę ir buvo nuteistas 20 metų kalėjimo. Kai 37 metų Tonis Peralta nusprendė prisipažinti dėl nusikaltimo, kurį padarė 2008 metais. Jis pasakė policijai, kad tai ne dėl to, jog sunkiai sirgo ar manė, kad galiausiai bus pagautas, o todėl, kad negalėjo gyventi su kaltės jausmu dėl to, ką padarė savo buvusiam nuomotojui, Williamui Blodgettui. 69 metų Williamas, kilęs iš Roswello, Naujosios Meksikos, buvo paskelbtas dingusiu šeimos narių 2008 metų gruodį, kai jie negalėjo su juo susisiekti. Jo draugė pranešė, kad paskutinį kartą jį matė tų metų kūčių vakarą, o jo šeima pradėjo nerimauti dėl jo gerovės. Kai po 10 dienų jie vis dar negavo iš jo žinių, jo sūnus Gregas susisiekė su policija ir buvo pradėta dingusio asmens byla. Paieškos prasidėjo 2009 metų sausio 9 dieną, tačiau neturint jokios informacijos apie tai, kokie buvo Williamso planai ir kur jis galėjo dingti, byla galiausiai atsidūrė aklavietėje. Buvo apklausta keletas žmonių, įskaitant Tony, kuris buvo Williamso nuomininkas. Kurį laiką jis buvo laikomas įtariamuoju, tačiau nebuvo rasta jokių įrodymų, kad jis būtų atsakingas už Williamso dingimą, todėl jam niekada nebuvo pareikšti kaltinimai. Daugiau įtariamųjų niekada nebuvo nustatyta ir atrodė, kad Williamso byla niekada nebus išspręsta. Tačiau policijai netikėtai Tonis nusprendė pasielgti teisingai ir prisipažino, kad iš tikrųjų buvo atsakingas. 2023 metų gegužės 1 dieną jis surinko 911 ir pasakė operatoriai, kad jam reikia kuo greičiau pasikalbėti su policija. Jis nurodė jam savo buvimo vietą, o atvykus policijai, jis sėdėjo ant šaligatvio prie prekybos centro, prakaitavo ir rūkė cigaretę, bandydamas nusiraminti. Jis žinojo, kad vos tik papasakos tyrėjams, ką padarė, jis ilgam keliaus į kalėjimą. Tačiau jo sąžinė neleido jam toliau slėpti paslapties, kuri jį persekiojo 15 metų. Būdamas apklausiamas, jis prisipažino atėmęs Williamo gyvybę su atsuktuvu ir sutiko nuvesti pareigūnus į vietą, kur buvo paslėpęs jo kūną. Jis netgi padėkojo jiems už tai, kad jį suėmė ir pagaliau galėjo susidurti su savo veiksmų pasekmėmis. Praėjus 6 metams po juvelyrinių dirbinių parduotuvės apiplėšimo, policija išsprendė šaltąją bylą, pasinaudodama įrodymais iš 2 ankstesnių įsilaužimų. Aplėšimas įvyko Sheppertono Tomo juvelyrikoje. 2010 metų vasario 27 dieną. Giliai naktį kažkas įsilaužė į parduotuvę Viktorijoje, Australijoje, per stogą. Virvė buvo panaudota nusileisti vagį parduotuvę, o vėliau pabėgimui. Parduotuvės savininkas tą rytą atvyko ir pastebėjo, kad dingo papuošalų už daugiau nei $192 000. Nebuvo jokių vaizdo kamerų įrašų, todėl policija liko be jokių užuominų. Byla kurį laiką atšalo. 2014 metais įvyko pirmasis didelis lūžis šioje byloje. Dėl neatskleistų priežasčių policija susiejo šį nusikaltimą su 2 kitais apiplėšimais įvykusiais 5 metais anksčiau. 2005 metai kovo mėnesį vagis įsilaužė į statybvietę Sheppertone. Buvo pavogta apie $600 pinigų ir įrankių. Per apiplėšimą vagis išdaužė prekybos automato dureles ir pasiėmė skardinę Coca-Cola. Išgėręs gėrimą, jis paliko skardinę ir pabėgo su pinigais. Kitą mėnesį įvyko dar vienas įsilaužimas, šį kartą į ūkinių prekių parduotuvę. Šį kartą vagis įsipjovė į tvorą ir paliko DNR įrodymų. DNR abiejose bylose patvirtino, kad jos yra susijusios. 2014 metais policija susiejo juvelyrinių dirbinių parduotuvės apiplėšimą. Tačiau šis ryšys iš karto neišsprendė bylos. DNR neatitiko jokio įrašo duomenų bazėje. Policijai beliko tikėtis, kad nusikaltėlis vėl smogs ir bus pagautas darant nusikaltimą. 2016 metais policija sužinojo, kad tai jau įvyko. Maždaug tuo metu, kai 3 bylos buvo susietos, 30-metis Aleksas Williamas Leikokas buvo nuteistas kalėti už ginkluotą banko apiplėšimą. Atliekant bausmę, jis pateikė DNR mėginį.
Užtruko, kol mėginys buvo pateiktas, tačiau iki 2016 metų policija jį susiejo su 3 neišspręstomis bylomis. Tuo metu Leikokas jau buvo paleistas iš kalėjimo ir pakeitė savo gyvenimą. Jis vykdė apiplėšimus, kad galėtų finansuoti savo priklausomybę nuo nelegalių medžiagų, tačiau jam pavyko atsisakyti šio įpročio. Jis prisipažino dėl apiplėšimų ir jam buvo paskirta iš dalies atidėta laisvės atėmimo bausmė. Maždaug 2012 m. birželio 2 apie 8 val. Ryto Scottas Fenneris susisiekė su policija ir pranešė, kad savo namuose esančiuose pietų Vagnerio kelio 2800 kvartale Lodi miestelyje, Mičigano valstijoje, rado savo žmoną Debę mirusią. Kai tyrėjai atvyko į įvykio vietą, jie rado Debę jos lovoje ir buvo tikri, kad jos mirties priežastis akivaizdi. Šalia jos jie rado atidarytą alaus butelį ir kelis receptinių vaistų indelius, kai kurie iš jų buvo atidaryti. Buvo nuspręsta, kad ji mirė atsitiktinai perdozavusi vaistų, tikriausiai dėl to, kad buvo išgėrusi per daug alkoholio. Tokie atvejai nėra reti, nes kasmet daugelis žmonių randami mirę panašiomis aplinkybėmis. Kai žmogus, kuris vartoja receptinius vaistus, išgeria per daug alkoholio, jis lengvai gali pamiršti, ar jau išgėrė vaistus ir galiausiai jų perdozuoti, o tai gali būti mirtina. Debės atveju nusikalstamos veikos įtarimų nebuvo, o Scottas stengėsi gyventi toliau, kiek tik galėjo. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad jis to padaryti nesugebėjo, nes pradėjo gerti ir vartoti nelegalius narkotikus. Netrukus jo gyvenimas pradėjo griūti. Ne dėl patirtos netekties, o dėl jo paties kaltės jausmo. Praėjo 11 metų nuo tada, kai Debė mirė, kol Scottas nusprendė susisiekti su policija ir pasakyti tiesą. Jų nuostabai 2023 m. Liepą jis apsilankė Green Oak Townshipo policijos nuovadoje ir ten stulbinamai prisipažino. Scottas teigė, kad 2012 metais Debė kentėjo nuo įvairių psichinių ir fizinių negalavimų, kurie ją labai vargino, ir Scottas jautė, kad turi kažką dėl to padaryti. Jis ir Debė jau buvo aptarę, kad jos gyvenimas tapo kančia ir kad ji greičiausiai netrukus mirs, tačiau Scottas nusprendė paimti viską į savo rankas. Ta lemtingą rytą jis sugalvojo planą, kaip nutraukti žmonos kančias. Jis prisipažino, kad buvo atlikęs tam tikrus tyrimus ir nusprendė, jog naudos helio dujas jos gyvybei nutraukti. Ta lemtingą naktį jis buvo pasiruošęs įgyvendinti savo planą, nes buvo įsigijęs visas reikalingas priemones. Jis įėjo į jų miegamąjį, kur miegojo Debė, ir maždaug 2:30 val. Ryto jis užrišo plastikinį maišelį aplink jos galvą. Tada jis panaudojo mažą guminę vamzdelį, kad įleistų helio į maišelį, žinodamas, jog tai išstums deguonį iš jos plaučių, nesukeldamas jokio skausmo. Scottas pridūrė, kad jam buvo diagnozuota mirtina liga ir kad jis turi prisipažinti prieš mirštant. Jis buvo apkaltintas nepranešimu apie mirtį ir nuteistas 1 dienai kalėjimo bei skirta $1500 bauda. 2016 m. rugsėjo pabaigoje 71 metų Barbara Brilli ir jos 5 metų proanūkė Lamira leidosi į kelionę automobiliu iš New Jersey į Šiaurės Karoliną, aplankyti šeimos narių per Kalėdų šventes. Keliai buvo apledėję ir Barbara daugiausia turėjo keliauti tamsoje. Kelionės metu vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo momentą, kai jos įvažiavo į degalinę šeštadienį 17:40 min. Kamera taip pat užfiksavo, kaip jos išvyko likus kelioms minutėms iki 18 val. Atrodė, kad kelionės metu įvyko kažkokia klaida ir Barbara pasuko į mažą keliuką Dinvidžio apygardoje, Virdžinijoje. Ji važiavo šiuo keliu tol, kol pervažiavo mažą medį, kuris vėliau įstrigo po jos automobiliu ir privertė automobilį sustoti. Buvo nuspręsta kantriai laukti, kol pro šalį pravažiuos kitas automobilis ir paprašyti pagalbos, nes abiem buvo per šalta ieškoti pagalbos patiems. Praėjo kelios valandos, tačiau niekas neatvyko jų išgelbėti. Kelias, kuriame jie įstrigo, buvo maždaug už mylios nuo asfaltuoto kelio, tačiau tuo metu jie to nežinojo. Praėjo kelios dienos, o jie vis dar buvo įstrigę automobilyje. Laimiai, automobilyje buvo butelių, į kuriuos jie galėjo prisirinkti sniego ir jį ištirpinti kaip vandens šaltinį. Jie taip pat turėjo keletą užkandžių, bet dabar jų jau nebeliko. Barbara pradėjo labai pavargti dėl nepakankamo maisto ir šalto oro. Šeima Šiaurės Karolinoje sunerimo, kai šie du nepasirodė jų namuose, todėl jie pranešė apie jų dingimą. Buvo suorganizuotos paieškos komandos, kurios ieškojo bet kokių avarijos pėdsakų, o sraigtasparniai skraidė ieškodami dingusios poros. Vienu metu vienas iš sraigtasparnių praskrido tiesiai virš tos vietos, kur jie buvo, tačiau miškas buvo per tankus ir užstojo vaizdą į viską, kas buvo apačioje.
Tada pareigūnai vėliau peržiūrėjo degalinės vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, kurie parodė jų bendrą judėjimo kryptį. Tačiau niekas nemanė, kad Barbara nusuks nuo maršruto ir pasuks nepažįstamu keliu. Praėjus 4 dienoms po jų dingimo, netoliese esančio sklypo savininkas aptiko automobilį ir rado Barbarą be sąmonės, o Lamira buvo visiškai sveika. Abi sėdėjo atsirėmusios į medį. Paaiškėjo, kad Lamira maitino savo prosenelę ir šildė ją tomis keliomis dienomis, kai jos buvo dingusios. Nors 4 dienos gali neatrodyti daug, žiemos viduryje tai buvo lemtinga tiek jaunai mergaitei, tiek pagyvenusiai moteriai. Barbara buvo sraigtasparniu nugabenta į VCU medicinos centrą Richmonde, kur jai buvo nustatyta sunki būklė. Buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kas įvyko. Atrodė, kad Barbara nuvažiavo nuo žvyruoto kelio į mišką, pervažiavo mažą medį ir įstrigo. Ji bandė važiuoti atbulomis, bet tik dar labiau įstrigo su automobiliu. Jų automobilis buvo rastas pastatytas už 1,5 mylios nuo pagrindinio kelio ir 45 pėdų nuo žvyruoto kelio. Pagyvenusi moteris ir jos proanūkė buvo rastos už 50 jardų nuo automobilio. Seržantas Steve'as Vickas iš Virdžinijos valstijos policijos teigė, kad panašu, jog abi išgyveno dėka sulčių pakelių, obuolių ir keleto kitų maisto produktų. Jis paaiškino, kad jos valgė ir gėrė visą laiką, kol keletą dienų buvo įstrigusios. Panašu, kad abi buvo stebuklingai rastos pačiu laiku. Kitu atveju, Barbara galbūt nebūtų visiškai pasveikusi. Atrodo, kad šios dvi giminaitės viena kitą išgelbėjo. Įtariama, kad Barbara maitino jaunąją Lamirą, kol per 4 dienas pamažu silpo, o tada mergaitė galbūt perėmė iniciatyvą ir šildė bei saugojo senyvo amžiaus moterį, kol jos galiausiai buvo išgelbėtos visiškai atsitiktinai. Jei sklypo, kuriame buvo pastatyta transporto priemonė, savininkas nebūtų išėjęs ir jos neradęs, abi jos šiandien galbūt nebūtų gyvos. Barbara visiškai pasveiko, o Lamira liko nenukentėjusi ir po trumpos apžiūros buvo grąžinta šeimai. Šeima nėra tikra, kodėl Barbara pasuko į tą nepažįstamą kelią, nes ji daugelį metų tuo maršrutu važiavo daugybę kartų. Jie taip pat teigia, kad Barbara neturi jokių žinomų sveikatos problemų. 1946 m. lapkritį Londono, Anglijos gyventojams buvo liepta būti budriems, nes policija pradėjo įtarti, kad mieste veikia serijinis žudikas. Tai įvyko po to, kai maždaug 4 moterys, visos jos buvo sekso darbuotojos, neteko gyvybių nuo nežinomo užpuoliko rankos. Šie nusikaltimai iš karto visiems priminė garsiuosius Whitechapelio žmogžudystės, kurias įvykdė garsusis serijinis žudikas Jackas Skerdikas, kuris iki šiol lieka nenustatytas, nepaisant to, kad keli istorikai, autoriai ir tyrėjai teigia atskleidę kaltininko tapatybę. Laikraščiai pradėjo pranešinėti, kad užpuolikas, kurį jie praminė Soho Jacku, gali naktimis slampinėti Londono gatvėmis ir pradėjo sklisti gandai, kad netrukus gali įvykti daugiau išpuolių. Viena iš moterų, kuri neteko gyvybės, buvo 26 metų Margaret Cook, kuri buvo rasta mirusi prie naktinio klubo mieste. Ji buvo užpulta šaunamuoju ginklu ir iš karto buvo pradėtas tyrimas. Buvo nustatyta, kad Margaret užaugo Bradforde, o tuo metu ji gyveno netoli Soho, vienoje iš blogiausių Londono vietų tuo laikotarpiu. Ji įsidarbino Blue Lagoon klube, kur buvo egzotinė šokėja ir turėjo reikalų su teisėsauga. Dar būdama jauna, ji buvo suimta ir išsiųsta į nepilnamečių įstaigą, o suaugusi įprato naudotis keliais skirtingais slapyvardžiais, dėl ko tyrimas jos byloje tapo dar sudėtingesnis. Policija žinojo, kad Blue Lagoon nėra tik naktinis klubas. Jis taip pat veikė kaip viešnamis, kuriame dirbo kelios moterys. Išpuolio motyvas liko neaiškus, tačiau buvo pranešta, kad Margaret buvo nužudyta siaurame koridoriuje tarp klubo vandens bako ir pagrindinių durų. Vienas buvęs policijos pareigūnas pranešė matęs vyrą ir moterį besiginčijančius prie klubo ir kad ji vienu momentu sušuko, jog jis turi šaunamąjį ginklą. Kai buvęs pareigūnas priėjo prie vyro, jam buvo pasakyta nesikišti ir jis taip ir padarė, nes bijojo būti užpultas. Praėjus vos kelioms akimirkoms jis išgirdo šūvį, o atsisukęs spėjo pamatyti užpuoliką, kuris bėgo gatve žemyn. Keletas žmonių matė išpuolį, o 3 praeiviai bandė sulaikyti užpuoliką, tačiau šis sugebėjo pasprukti į minią ir dingo iš akių, kol jie spėjo jį pasivyti. Tik 2015 metais byla pagaliau buvo išspręsta, kai nenurodytas 91 metų vyras atėjo į policijos nuovadą Ontarijuje, Kanadoje ir prisipažino.
Jis pareiškė, kad jis ir Margaret susipyko po to, kai ji jį apgavo dėl pinigų ir jis nusprendė atimti jai gyvybę su Antrojo pasaulinio karo laikų šaunamuoju ginklu, kurį nešiojosi. Po vos mėnesio pažinties, Craigas Dwightas Williamsonas, kuriam tuo metu buvo 46 metai, vedė Kristiną Reinhardt, kuriai buvo 41 metai, prie Tacho ežero 1990 m. rugsėjo 7 dieną. Naujavedžiai nusipirko ūkį Viskonsine, kur pradėjo auginti tilapijas, tikėdamiesi jas pardavinėti visoje šalyje. 1993 m. rugpjūčio 28 dieną Craigas išvyko į Colorado Springsą parduoti žuvų. Keletą savaičių prieš tai jis buvo patyręs smegenų sukrėtimą, todėl Kristina nerimavo dėl kelionės automobiliu. Atvykęs į Colorado Springsą, Craigas išsinuomojo automobilį verslo susitikimams. Rugpjūčio 30 dieną, 21:00 val. Jis telefonu kalbėjosi su Kristina iš viešbučio, kuriame apsistojo. Tai buvo paskutinis kartas, kai ji girdėjo savo vyrą. Kitą dieną jis turėjo grįžti į Viskonsiną, tačiau taip ir nepavyko. Ta pačią dieną jo kreditinės kortelės buvo rastos El Paso, Teksase, kuris yra už 1086 km nuo Colorado. Praėjo 2 savaitės ir automobilis, kuriuo jis naudojosi, buvo rastas apleistas už Juarezo, Meksikos sienos. Tačiau pareigūnai neįtarė jokio nusikaltimo. Craigo dingimo tyrimą vadovavo detektyvas Robertas Johnsonas, o Kristina pati ėmėsi aiškintis paslaptingą savo vyro dingimą. Rugsėjo 14 dieną jie nuvyko į viešbutį, kuriame apsistojo Craigas. Čia jį rado, kad jis buvo palikęs visus savo daiktus, tačiau nebuvo jokių kovos požymių ar įrodymų, kad įvyko nusikaltimas. Nors nebuvo jokių įrodymų, kad Craigui būtų nutikę kas nors blogo, Kristina vis tiek tikėjo, kad jis buvo užpultas, kai dėl prieš kelias savaitės patirto smegenų sukrėtimo nuklydo į nežinomą vietovę. Po to, kai per televiziją buvo parodytos kelios naujienų laidos, atsiliepė išėjusi į pensiją slaugytoja iš Montanos vardu Judy Inman ir pateikė užuominą. Praėjus 2 savaitėms po Craigo dingimo, Judy važiavo traukiniu iš Montanos į Vašingtoną. Ji prisiminė, kad traukinyje buvo vyras, kuris nuolat kalbėjo apie akvariumus ir teigė, kad žuvys yra iš užsienio, ne iš Jungtinių valstijų. Judy buvo patyrusi slaugytoja ir nusprendė, kad tas vyras buvo patyręs galvos traumą. Išgirdusi tai, Kristina patikėjo, kad tas vyras iš tikrųjų buvo jos vyras ir jis keliavo į Vašingtoną, nes būtent ten jie abu pirmą kartą susitiko. Kitas 6 savaitės Kristina vykdė paieškas, sustodama kiekvienoje vietoje, kur traukinys buvo sustojęs, kai Judy ir Craigas buvo jame. Judy ir Kristina taip pat susitiko aptarti šį išgyvenimą ir kaip atrodė tas vyras. Aprašyme buvo apibūdintas žmogus, kuris buvo panašus į Craigą. Jo sūnus taip pat buvo pakabinęs keletą dingusios asmens plakatų, bet be jokios naudos. Tuo metu Kristina tikėjo, kad jos seniai dingęs vyras vis dar gyvas. Ši istorija išpopuliarėjo, kai buvo parodyta laidoje Neišspręstos paslaptys 1994 m. gegužės 25 dieną. Tačiau tai nesuteikė jokių užuominų, kol laida nebuvo parodyta antrą kartą, o tai iš tikrųjų ir padėjo išspręsti bylą. 1995 m. Liepą, kai ta laida buvo pakartotinai parodyta, Craigas laimei ją pamatė ir atpažino save. Jis gyveno Key Weste, Floridoje, kur dirbo naru. Jis paaiškino, kad būdamas Colorado Springse buvo apiplėštas ir po to jam prasidėjo amnezija, kuri dar labiau paaštrėjo dėl ankstesnės galvos traumos, patirtos kelios savaitės prieš kelionę. Craigas daug neprisiminė apie užpuolimą ir vėliau pabudo ligoninėje, galvodamas, kad jo vardas yra Ronas. Craigas teigė, kad po to klaidžiojo po Key Westą, kol galiausiai gavo darbą naru. Vėliau jis susisiekė su Kristin ir savo buvusią žmoną. Jo vadovas Bobas My sakė, kad jis visiems, kas tik norėjo klausytis, pasakodavo istoriją apie tai, kaip buvo užpultas. Tačiau dėja, seniai dingęs Craigas Williamsonas neprisiminė nei savo žmonos, nei šeimos, tačiau po kelių dienų vėl susitiko su Kristina. Pora tada išvyko į Colorado Springsą, bandydami atgaivinti Craigo atmintį, tačiau tai pasirodė esą bergždžia. Kadangi jis negalėjo prisiminti gyvenimo su Kristina, jie nusprendė išsiskirti ir pasuko skirtingais keliais, tačiau liko draugais. Craigas išvyko į Kaliforniją, kur apsistojo pas draugus, o Kristina pradėjo naują gyvenimą Vajomingė. Tyrėjai, kurie dalyvavo šioje byloje, nėra visiškai įsitikinę Craigo teiginiais ir mano, kad jis visą tai inscenizavo tam, kad galėtų pradėti visiškai naują gyvenimą.
Vis dėlto Craigui Williamsonui pavyko išspręsti savo dingimo bylą dėka to, kad jo istorija buvo parodyta per televiziją. Niekas nebūtų tikėjęsis, kad jis pats save suras ir sugrįž pas savo šeimą, ypač po kelių metų dingimo. Prireikė 44 metų, kol buvo išspręsta byla susijusi su 24 metų Suzanne Marchand Roos. Ne dėl kruopštaus policijos darbo, o dėl jos užpuoliko prisipažinimo, kai šis pagaliau nusprendė prisipažinti. 1979 metais Suzanne Roos gyveno Bostone ir likus nedaug laiko iki Helovino, ji nusprendė nueiti į miesto čiuožyklą praleisti laiko su draugais. Ir ten liudininkai teigia, kad jis sutiko vyrą, kurio jie niekada anksčiau nebuvo matę, ir jie pradėjo kalbėtis. Jie nusprendė nueiti ten, kur galėtų pabūti vieni. Ir nuėję nedidelį atstumą nuo čiuožyklos, jie įėjo į daugiabutį namą, kuriame vyko remontas. Keletas liudininkų matė, kaip jie įėjo į pastatą, tačiau jie nežinojo, kas įvyko vos po kelių sekundžių. Vos tik jie įėjo, vyras paėmė plaktuką, kurį buvo palikęs vienas iš statybininkų ir juo užpuolė Suzanne, atimdamas jai gyvybę. Jis žinojo, kad tuo paros metu pastatas bus tuščias, todėl pernelyg nesijaudino, kad bus užkluptas nusikaltimo metu. Atsibudęs kitą rytą, jis pradėjo panikuoti, žinodamas, kad policija ieškos Suzanne užpuoliko. Todėl jis nusprendė susikrauti daiktus ir pabėgti į Niujorką. Tuo tarpu buvo pradėtas išpuolio tyrimas ir nustatytas įtariamasis. Buvo suimtas vyras, kurio vardas neskelbiamas, ir jam buvo pareikšti kaltinimai dėl Suzanos gyvybės atėmimo. Tačiau praleidęs 2 metus kalėjime už nusikaltimą, kurio nepadarė, jis 1981 metais buvo išteisintas, o tikrasis kaltininkas liko laisvėje. Autopsija patvirtino, kad Suzana buvo užpulta sunkiu buku daiktu, nes ji patyrė smegenų pažeidimą ir keletą lūžių, kurie atėmė jos gyvybę. Iš nusikaltimo vietos buvo paimti DNR mėginiai, tačiau tuo metu DNR technologija dar buvo ankstyvoje stadijoje, todėl mėginiai policijai nebuvo labai naudingi. Tyrinėjant Suzanos gyvenimą, paaiškėjo, kad ji persikėlė iš Bostono į Johnstowną, Pensilvanijoje ir apsigyveno bute netoli čiuožyklos, kurioje sutiko savo užpuoliką. Kadangi daugiau įtariamųjų nebuvo nustatyta ir nebuvo jokių naujų užuominų, policija negalėjo nieko daugiau padaryti, kad išspręstų bylą. O Kaino pirminio įtariamojo buvo nuimti visi įtarimai, byla liko neišspręsta. Per ateinančius 44 metus niekas nepateikė jokios papildomos informacijos. Ir atrodė, kad Suzanos užpuolikas išsisuko nuo bausmės už šį nusikaltimą. Tačiau tai pasikeitė 2023 m. rugsėjį, kai 68 metų vyras vardu Jonas Ermeris nusprendė prisipažinti. Jis atėjo į FTB padalinį Oregone ir pareiškė, kad turi prisipažinti dėl nusikaltimo, kurį padarė prieš daugelį metų. Jis visiškai prisipažino ir apibūdino nusikaltimą taip, kaip jis įvyko tą naktį, po to buvo sulaikytas. Policija vėliau pareiškė, kad taip pat svarsto galimybę, jog Ermeris galėjo atimti ir kito žmogaus gyvybę, tačiau atsisakė komentuoti šią bylą, nes tyrimas vis dar vyksta. Ermeris buvo pargabentas atgal į Oregoną stoti prieš teismą, tačiau prokuratūra pastebėjo, kad jis jau turėjo reikalų su teisėsauga, nes buvo nuteistas 30 metų kalėjimo už kitą nužudymą. Ermeris dar nėra nuteistas, nes jo teismas vis dar vyksta, tačiau aišku, kad jis dar daugelį metų praleis kalėjime. Sakoma, kad niekada nereikėtų pradėti verslo su šeimos nariu ar geru draugu, nes yra didelė tikimybė, kad santykiai įsitemps ir galiausiai suirs. Tai gali būti tiesa, tačiau byla susijusi su 2 identiškais dvyniais broliais, Karlu Smithu ir Kevinu Dugaru, parodo tokio pobūdžio šeimos nario išdavystę, kokią dauguma mūsų laikytų neįsivaizduojama. Kai jie dar buvo berniukai, dvynus buvo beveik neįmanoma atskirti net jų tėvams, o jie labai smagiai leisdavo laiką apgaudinėdami draugus, kartais apsirengdami vienas kito drabužiais. Jie buvo labai artimi ir dalindavosi viskuo, įskaitant sumuštinius, kuriuos jų mama kasdien įdėdavo į mokyklos pietų dėžutes. Iš tiesų, vėlesniais metais, kai vienam iš brolių buvo parodyta nuotrauka, jis nesugebėjo pasakyti, ar joje yra jis pats, ar jo brolis. Tačiau jų gyvenimai amžiams pasikeitė. 2023 m. kovo mėnesį, kai vienas vyras netoli Sheridano kelio ir Argailo gatvės, Čikagos Uptown rajone, išsitraukė šaunamąjį ginklą ir pradėjo šaudyti į 3 žmonių grupę. Viena iš kulkų pataikė vyrui vardu Antuanas Carteris ir atėmė jam gyvybę, o kitas vyras, Ronis Boldenas, buvo sužeistas.
Jį reikėjo skubiai nugabenti į artimiausią ligoninę, kur jam buvo suteikta pagalba ir galiausiai jis visiškai pasveiko. Užpuolikas iš karto po šūvio pabėgo iš įvykio vietos, o policija turėjo remtis tik liudininkų parodymais ir nusikaltėlio aprašymu. Kai Boldenas pakankamai atsigavo, jam buvo parodytos kelių įtariamųjų nuotraukos ir jis sugebėjo atpažinti Karlą kaip vyrą, kuris į jį šovė. Keista, bet Kevino nuotrauka nebuvo įtraukta į atpažinimo eilę, o kai buvo atpažintas Karlas, policija nedėjo jokių pastangų apklausti Keviną kaip galima įtariamąjį. Kevinas buvo surastas ir nors jis tvirtino esąs nekaltas, jam buvo paskirta 54 metų laisvės atėmimo bausmė. Kol jis buvo įkalintas, jis pateikė keletą apeliacinių skundų, tačiau tai beveik neturėjo jokio poveikio, nes policija buvo įsitikinusi, kad sulaikė tinkamą žmogų. Kevinas ir Karlas nesimatė vienas su kitu kitus 38 metus, kol Kevinas atliko savo bausmę. 2013 metais Karlas nusprendė, kad turi pasielgti teisingai ir susisiekė su policija, kad prisipažintų atėmęs Karterio gyvybę. Tačiau į jį nebuvo žiūrima rimtai ir nieko nebuvo padaryta jo teiginiams patvirtinti. Tik 2016 metais jis buvo išgirstas, kai Karlas stojo prieš teismą ir prisipažino prisiekusiųjų akivaizdoje. Tuo metu jis taip pat buvo įkalintas, nes buvo dalyvavęs įsiveržime į namus, per kurį žuvo žmogus, ir jam buvo skirta 99 metų laisvės atėmimo bausmė. Tačiau nepaisant visiško prisipažinimo, prokuratūra įtarė Karlo motyvus. Jie teigė, kad jis vis tiek likusį gyvenimą praleis kalėjime, todėl jam nėra ko prarasti. Jie nerimavo, kad jis prisipažino tik tam, jog padėtų savo broliui išeiti iš kalėjimo ir kad Kevinas iš tikrųjų buvo kaltas. Kad ir kaip ten būtų, Karlo prisipažinimas galiausiai buvo priimtas 2022 metais ir jam buvo leista išeiti į laisvę bei pradėti gyvenimą iš naujo. Labai jums ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka mygtuką. Taip pat nepamirškite prenumeruoti ir paspausti pranešimų varpelio, kad nepraleistumėte mūsų būsimų vaizdo įrašų. O mano vardas Top 5 Unknowns ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.